Labas! Dabar norėčiau supažindinti su veikla, kurią norėčiau užsiimti kartu su kiekvienu, kas norėtų, kartu kolektyviškai toliau kurti, toliau tęsti mūsų kolektyvinį budimą, sąmonės plėtimą, gilėjimą ir taip toliau. Tai visų pirma, galėtume padaryti klausimų atsakymų karuselę, gali užduoti savo aktualiausius, svarbiausius, įdomiausius klausimus ir kuomet surinksiu tam tikrą kiekį klausimų, tiesiog susuksiu klausimų atsakymų video. Bet prie to dar norėčiau pridurti dar vieną labai svarbų dalyką, svarbią įžvalgą, jog iš tikrųjų, jeigu tu turi klausimą, tu neišvengiamai turi ir atsakymą. Jog kaip ir kalbėjome, viskas yra viena. Ir iš tikrųjų klausimas ir atsakymas tai yra tiesiog tos pačios monetos dvi skirtingos pusės. Tad, kad gauti atsakymą į savo klausimą, tu visą laiką gali paklausti savęs ir atsukti kitą monetos pusę. Vėlgi, viskas, ko reikia, tai pasitikėti tuo, kas ateina per vaizduotę ir nefiltruoti to per baimės filtrus. Ir tuomet ateis viskas, ką tu turi žinoti tame momente. Ir belieka pasitikėti tuo ir sekti toliau, užduoti klausimus toliau. Ir šitaip tu gali išvynioti visus savo norimus atsakymus. Lygiai taip pat, net jeigu tas atsakymas tarytum neateina, jisai vis tiek vienaip ar kitaip ateis sinchroniškai per tavo gyvenimą. Todėl belieka tiesiog palaikyti tą intenciją ir klausytis. Ir klausytis visko, kas aplink tave. Nes tai yra neišvengiamai tavo veidrodis. Tačiau taip pat tu gali užduoti klausimą ir kitam, kaip pavyzdžiui man. Ir tuomet tu gausi tą patį atsakymą, tik tais kitaip, jau iš mano unikalios perspektyvos. Ir va tam irgi didžiąją dalim klausimai ir skirti, kad mes galėtume dalintis ir plėsti vienas kito savimonę. Nes kiekvienas atsako tą patį atsakymą iš kitos perspektyvos. Ir šitaip mes papildome vienas kitą ir kartu augame kaip kolektyvinė savimonė. Va, o kitas dalykas, tai aš taip pat visai suinteresuotas daryti konsultacijas. Kiekvienam, kas nori padėti savo, tai aš turiu labai daug prašviesinančių suvokimų, matymų, įrankių, su kuriais tikrai efektyviai galima padėti savo. Tai tiesiog rašykit man, susitarsim dėl vietos ir pabendrausim. Kažkokių išankstinių mokesčių aš nededu, tiesiog priimu paprasčiausius paaukojimus pagal kiekvieną sąžinę, pagal kiekvieną suvokimą, pagal kiekvieną suvoktą naudą. Ir aišku, pati informacija, kurią aš dalinuosi, nėra kažkokia tais mano, tai yra visų, tai yra visuotinė informacija ir tu tiesiog atsilygini už pačios informacijos pateikimą, už paslaugą, kurią aš atlieku. Ir be abejo, kuomet susitinku su kažkokiu žmogum individualiai, tai aš maksimaliai tą informaciją stengiuosi individualizuoti būtent tam individui. Ir tu sumoji atsilygini už šitą darbą. O dar vienas dalykas, tai aš taip pat planuoju organizuoti kažkokius mytus, tiesiog, kai va atšils orai, susitikti kur nors parke ir tiesiog pasibūti kartu. Be jokių kažkokių išankstinių planavimų, tiesiog kurti kartu, burtis kartu. Ir aš vėlgi nestatau iš savęs kažkokio mokytojo, aš visą laiką esu už lygiavertį bendravimą ir bendradarbiavimą. Man tas mokytojo ir mokinio paveikslėlis nėra skanus,
man tai tarytum siena ir aš pats visą laiką, kaip susitinku su žmonėm, aš tikrai savęs neaukštinu ir neaukštinu kitų. Ir aš visą laiką pats mokausi iš kiekvieno ir mokau kitus. Tai va toks formatas man patinka. Ir va tokius mytus aš siūlau daryti netolimoje ateityje, tai tiesiog sekite mane per Facebooką ir karts nuo karto paskelbsiu. Aišku, pastaruoju metu aš dėmesio sulaukiu labai daug ir man kartais netgi stinga dėmesio skirti pačiam savo, todėl aišku, aš labai greitai viso to kaip ir apžioti negaliu, bet po truputį galiu priimti žmonės, galiu organizuoti mytus, galiu atsakinėti klausimus ir visa tai mane tikrai įkvepia ir tai iš tikrųjų yra mano pašaukimas. Ane? Taip. Okei. Varna sako iki. Ir va, ką dar noriu pridurti, tai kad mūsų šita bendra veikla nebūtinai turi apsiriboti tik žodžiais. Mes taip pat galime judėti. Aš taip pat galiu pamokyti judėjimo meno, mes taip pat galime atsinešti kažkokių savo muzikos instrumentų, mes galime kartu medituoti. Yra labai daug veiklų, kuriom galima kartu užsiimti ir taip vieni iš kitų mokytis ir geriau pažinti save. Tam, kad ir būti labiau tuo, kas esi. Kad įgalinti vienas kitą būti pilniausiu savimi. Tai va.